Ta plona riba, kurią nubrėžti, ką gali daryti savanoris, o ką jau turėtų daryti darbuotojai. Kodėl savanorystė apskritai yra būtina? Jeigu organizacijos turėtų didelį biudžetą, galėtų išgyventi. Dar taip visi nedrąsiai iš po kampo lenda, kas čia bus, kodėl čia ta muzika groja. Apskritai veikia kultūros savanoris renginyje. Tampa kaip ir organizatorių pagalbininkų, naujiem nariam būtų skatinimas tiesiog pabandyti ir išdrįsti ateiti. Tai kaip jums sekasi išsilaikyti, su kokiais iššūkiais susidurėt? O gal vien tik džiaugsmai? Būtų gerai, jeigu būtų tik tai džiaugsmai. Surinkti muliažinius organus iš po scenos irgi buvo iššūkis tam tikras. Užmėgsti gal kažkokią pažintį, pasisemti įkvėpimo ar patirties, tai tikrai labai yra tokia vieta, kur galima tą padaryti. Tai aptarsime šiandien asociacijos kultūristai veiklą. Tai kalbame su asociacijos prezidente Jovita Rudnickaite. Sveiki, Jovita. Sveiki. Gal galėtumėt plačiau prisistatyti ir taip pat pristatyti savo asociacijos veiklą? Tai esam savanorių asociacija kultūristai, kurie įsikūrė kaip palikimas Europos kultūros sostinėje 2022. Mes buvom 11 savanorių, kurie nusprendė, kad nenorim taip lengvai paleisti viso šito projekto, tai ką patyrėm per tuos 5 metus ir norėtumėm, kad tas buvimas kartu ir kažkoks veikimas, ne tik susitikti bare, alaus bokalai pakelti, bet ir kažką naudingo nuveikti kartu, yra smagiau mieste negu, kaip sakiau, eiti tik į barą. Tai mūsų tikslas yra toksai, kad prisidėti prie renginių Kaune ir Kauno rajone ir padėti organizacijom jiem įvykti sklandžiau, žmonėm susigaudyti, kas kur vyksta, kur kreiptis, kur ką rasti. Tai mūsų tikslas yra toksai, pratęsti tas gerąją savanorystę, kuri įvyko per Europos kultūros sostinę. O kaip jūs prisijungėte prie kultūristų būtent Europos kultūros sostinės rėmuose? Kas jūs patraukė, kas jūs atviliojo, nes kiek pamenu buvo ir mokymų įvairių, galimybių tobulėti, taip pat dalyvauti renginiuose, tai kas buvo pagrindinė motyvacija jums asmeniškai prisijungti? Mane tai užkabino video žinutė, kurią dalinosi ir kur buvo nuo studento iki dėstytojo, vadybininko ir galvoju, čia gali būti geras šansas sutikti įdomių žmonių, kadangi yra labai platus spektras toksai. Tai vat mane paskatino tas ir aš tada užsiregistravau ir atėjau į pirmą susitikimą. O prieš tai turėjote kokios nors savanorystės patirties, galbūt ne kultūroje, kitose srityse? Buvo minčių ir pabandymų su Raudonu kryžium, bet kažkaip man gal netiko pati trumpai. Tas truko, neužsikabinau labai ilgam, yra specifika, vis dėlto tu turi labai daug turėti tam tikrų žinių ir gebėjimų ir tau turi tai tikti. O kultūra yra toksai visai kitas spektras. Kokiuose renginiuose teko savanoriauti dar kultūros sostinės metu? Kokie jums labiausiai įsiminė, galbūt nustebino? Iš tikrųjų, kai prisijungiau 21, man atrodo, gale, tai visuose didžiuosiuose renginiuose savanoriavau ir kiek galėjau, tai stengiausi visuose tose renginiuose prisidėti vienaip ar kitaip, arba bent jau ateiti pažiūrėti, jeigu savanorių užtekdavo, nes tai visiškai atrodo kitoks buvo kultūrinis laukas Kaune, negu kad prieš tai. Kažkaip buvo tokia didelė bomba visko ir kartais jau būdavo, jau gal nežinau, ar noriu eiti, nes jau tiek visko daug, kad jau pavargsti nuo tiesiog norisi namuose pabūti ir nieko nebeveikti. Bet išeidavau vis tiek pasižiūrėti, nes vien tik tai, kad pasauliniai kažkokie atlikėjai pristatomi, tai tas labai buvo įdomu. O kokie renginiai gal labiausiai nustebino, tai gal Kultūra į kiemus buvo toksai labai įdomus ir būdavo labai įdomu stebėti, kai atvažiuoja į kiemą ir dar taip visi nedrąsiai iš po kampo lenda, kas čia bus, kodėl čia ta muzika groja, kas čia vyksta. Nors atrodo, žmonės būdavo informuojami jau savaitę prieš, bet vis tiek ne visi atkreipia dėmesį. Tai kai paskui pradeda gužėti iš visų pakampių ir iš langų žiūrėti žmonės, tai tas būdavo labai įdomu, kaip ateina ir pamato vieni kitus, kad čia mūsų daug yra šituose namuose. Tai tas projektas man toks įspūdingas. Likęs didelis įspūdis. Galbūt ir jūsų kieme buvo užsukęs šis projektas? Netoli, bet ne būtent į mano kiemą.
O ką apskritai veikia kultūros savanoris renginyje? Kokios būdavo dažniausiai jūsų užduotis? Ar stengdavotės rinktis tai, ką jūs, jau gerai išmanote, sugebate, galbūt kaip tik ieškodavote kiekvieną kartą kokio nors naujo iššūkio savo, kaip asmenybei tobulėti? Iššūkiai taip, kadangi per Europos kultūros sostinę turėjom skirtingų lygių savanorius ir tikslai jie buvo skirtingi, tai man iššūkis buvo būti team lyderiu, tas grupės lyderius, koordinuoti kitus savanorius. Tai aš atsimenu, tai buvo per Fluxus festivalį mano pirma tokia pozicija ir koordinatoriai Marijai sakiau, aš nežinau, man baisu, ką čia reikės daryti, ar tie žmonės klausys, ar kas čia bus. Tai čia buvo didžiausias toksai iššūkis, kad prisimti daugiau atsakomybės ir tapti grupės savanorių informacijos sudavimu. O pats savanoris renginy iš principo tampa kaip ir organizatorių pagalbininkų ir daro viską, ko reikia. Tiek, kad prieš pasiruošiant renginiui, kad įsirengti erdvę, ar sceną, ar kažką sustatyti, dekoracijas, pavyzdžiui, kai buvo prie Žalgirio arenos anatomija, prancūzų tas pasirodymas, tai surinkti muliažinius organus iš po scenos irgi buvo iššūkis tam tikras, ar paskui išplauti visus indus ir paruošti kitam ir ten 12 nakties Nemuno saloj plaunė eibę indų, tai toksai įdomios patirtis, kai kurios, kur tu net gal nesitiki ir gal net negalvoji, kad savanoriavant tau gali toks netikėtas darbas išpulti, kur tau reikia tiesiog sutvarkyti kažką ar surasti po sceną. Aš buvau tam spektaklį festivalė Kontempo, tai labai ačiū. Buvo tikrai įdomi patirtis. Minėjote, kad 11 žmonių buvo tie, kurie liko po kultūros sostinės jau uždarimo renginių, susibūrė į asociaciją. Iš tikrųjų, gal mažai palyginus, kad buvo vis tiek savanorių ir 1000 didžiosiuose renginiuose. Kas jūs visus suvienijo? Kažkokios konkrečios savybės galbūt, kur jūs pastebite, kas vienyje būtent tuos, kurie nusprendė tęsti šią misiją? Tai 11 mūsų tie, kurie nusprendė, kad kūrėm. Ir mes 11 įkūrėm. Paskui prisijungė prie mūsų daugiau žmonių. Dabar turim virš 80 narių. Tai o kas mus vienyje, tai gal noras prisidėti prie miesto, noras turėti tokią bendruomenę, būti kažkokios bendruomenės dalimi, leisti laisvalaikį kartu arba susiorganizuoti tai, kas tau yra įdomu, kažkur nueiti kartu, nes mes ne tik savanoriaujam, turim ir savo vidinių susitikimų, kaip pasakyti, bendruomenės kūrimui, tai toksai galimybė tiesiog rasti naujų žmonių arba turėti bent ratą žmonių, su kuriais galim kažką įdomiau nuveikti. Tai kaip galima prie jūsų prisijungti, jeigu žmogus gal ir turi savanoriavimo patirties kitose organizacijose, nekultūrinėse, o gal jos ir visai neturi? Kaip jūs kviečiate, motyvuojate naujus narius? Tai mes turim puslapį, kuriame galima užsiregistruoti. Sutrumpinimas būtų keks.lt, per kurį galima patekti į mūsų puslapį. Ir ten yra anketa, kur užsiregistruoji ir gauni visą informaciją, kokie žingsniai yra toliau. Ir tada skatinimas būtų prisijungti ir ateiti į renginį savanoriauti. Mes prieš kiekvieną renginį turim tam tikrą instruktažą, kurį susipažįstam, sužinom, kokius darbus reikės atlikti, kokios pagalbos reikia ir taip toliau. Ir turim kas ketvirtį tokį vidinį susitikimą. Tai skatinam ateiti tenai, ką mes tuose susitikimuose veikiam. Tai vasarą, pavyzdžiui, plaukiam baidarėm, žiemą turim kultūristų kalėdas, jau antrą kartą organizavome žaidimų vakarą, tokį pasibuvimą kartu. Einam į ekskursijas, susiorganizuojam kažkur, pasidarom tokį tiesiog team buildingą žaidimų, vieniem kitus pažinti. Tai prisijungusiem naujiem nariam būtų skatinimas tiesiog pabandyti ir išdrįsti ateiti. Nes, pavyzdžiui, vakar gavau žinutę tokią, kad žmogus per metus laiko nepavyko suderinti ir ateiti bent į vieną renginį, pabandyti savanoriauti.
ir toks jautėsi nusivylimas, kad, nu, vat, kažkaip gal neįsiliejo į gretas. Nu, tai aš nežinau, kaip paskatinti, be to, kad išdrįsti, tiesiog pabandyti ir ateiti susipažinti. Nes buvo argumentas, kad nieko nepažįstu, kaip ir nedrąsu ateiti. Nu, taip reikia pabandyti išdrįsti. Nes kitaip, nieko neištrauksim iš namų, jeigu jis pats nežengs to pirmo žingsnio ir nepabandys ateiti ir užmėgsti to ryšio ir susipažinti ir pabandyti įsilieti tą asociaciją, susitikti su kitais žmonėm, kas organizuoja renginius, galbūt kažkokį pažintį. Ypač jeigu įdomu, mūsų tarpe yra visai nemažai tokių žmonių, kurie patys kuria vienokiu ar kitokiu būdu, tai pabandyti tą teritoriją patyrinėti truputėlį ir iš kitos pusės pamatyti kitus menininkus, kaip jie dirba, užmėgsti gal kažkokią pažintį, pasisemti įkvėpimo ar patirties, tai tikrai labai yra tokia vieta, kur galima tą padaryti. Jeigu mūsų interviu dabar stebi kultūros operatorius, organizatorius renginių, galbūt naujas, dar tik planuojantis savo veiklą ir jam reikėtų savanorių savo renginyje, kaip jūs prisikviesti? Ar turite kažkokius kriterijus, į kokius renginius neeinate, kokius mieliau renkatės, ar čia jau esat labai atviri pasiūlymams? Esame atviri pasiūlymams. Mūsų vis tiek tokia teritorija apibrėžta yra Kauno rajonas. Tai vienas toks, kuris apibrėžia tai, su kuo mes norim dirbti. Kitas dalykas yra labai priklauso nuo renginio ir kokios pagalbos reikia. Vis tiek orientuojamės į kultūrinius renginius, nors yra įdomu prisidėti, pavyzdžiui, ir prie dailiojo čiuožimo čempionato. Daug savanorių iš tikrųjų iš mūsų jungiasi ir ten savanoriavo. Bet vis tiek pats pagrindinis dalykas, mes orientuojamės į kultūrą, į kultūrinius renginius. Tai jeigu yra noro, mes visą laiką kalbamės, žiūrim, ko galim padėti, nes kartais būna labai specifinių dalykų ir yra ta plona riba, kurią nubrėžti, ką gali daryti savanoris, o ką jau turėtų daryti darbuotojas. Tai jeigu yra tikslas sustatyti ir paruošti sceną, tai mes jau pasakysim, kad gal reikėtų samdyti kompaniją, kuri tą išmano ir žino ir turi gebėjimų ir viską suorganizuotų. Tai diskutuojam ir ieškom sprendimų, kuo galim padėti ir tada išsigryninam, kur mūsų atsakomybė, o kur jau ne. Jovita, kaip sekasi apskritai asociacijai išgyventi? Taip vaizdžiai tariant, vis tiek yra poreikių, kiekviena bendruomenė turi savo poreikių, net ir susitikimai turi turėti šiokį tokį biudžetą. Vieta vis tiek kainuoja kažkam. Tai kaip jums sekasi išsilaikyti, su kokiais iššūkiais susidurėt? O gal vien tik džiaugsmai? Būtų gerai, jeigu būtų tik tai džiaugsmai, bet išsilaikymas, tai mes esame asociacija, tai kiekvienas narys moka metinį mokestį. Jis nėra didelis ir jis yra simbolinis, bet gali padengti tokius bazinius administracinius poreikius, kaip puslapio išlaikymas ar kažkoks tai renginio, nežinau, reikalas kažką nusipirkti, įsigyti kažkokiam konkrečiam renginiui. Prašom, gaunam paramą, esam paramos gavėjai 1,2%, tai šita dalis yra pakankamai reikšminga mūsų biudžete. Aišku, mes esam tik tai 2 metai kaip veikiantis, tai 1 metai iš vis buvo toks eksperimentas, pažiūrėkim, kiek ir ko mums iš tikrųjų reikia ir ar reikia. Ir yra tas niuansas, kad norėtųsi kažkokio finansavimo. Nes šiuo metu pas mus visi savanoriavimo tikslais, niekas negauna jokio atlyginimo, bet norėtųsi galbūt, kad būtų kažkokia tai pozicija dalies etato ar 2, kur galėtų jau daugiau skirti tam laiko ir nesiplėšyti tarp darbo ir asociacijos. Bet manau, kad čia ateityje planuose galbūt rašyti keletą kažkokių projektų, kad būtų galima tą padaryti. Ir kitas dalykas, jeigu mes turim kažkokį tikslinį reikalą, kurį, pavyzdžiui, metų pradžioj važiavom į Tartu atidarimą, tai tikslingai susirinkom visi iš narių ir dalį sumos dengia asociacija, o dalį patys nariai, kas norėjo važiuoti, susidėjom ir vykom kartu. Tai sprendžiam taip,
aišku, finansavimo visada kultūrai, man atrodo, kad trūksta. Kitas dalykas, gal reikėtų galvoti ir kažkaip, kaip ten sako, out of the box, kaip prisitraukti tas lėšas. Mes į tai labai intensyviai pernai metais nesiorientavom, bet manau, kad čia ateities klausimas. Kodėl savanorystė apskritai yra būtina? Ar kitaip paklausiu, ar galėtų kultūra išgyventi mieste be savanorių? Oi, jeigu organizacijos turėtų didelį biudžetą, galėtų išgyventi. Jeigu turėtų tokį finansavimą, kaip, pavyzdžiui, Europos kultūros sostinė, ar ne, buvo tikrai buvo dideli pinigai skirti ir mano pačios patirtis buvo, kad Kačerginėje eina 2 moteris, tokio vyresnio amžiaus ir sakė, ai, aš jau gal nebenoriu viena, sako, einam, sako, tai šiais metais tik bus daugiau, nieks nebetvažiuos pas mus čia, naudokime progą, kol galim. Tai iš tikrųjų tą kultūrą atvežti kainuoja ir savanorystė yra, man atrodo, iš vienos pusės geras dalykas kaip pilietiškumo skatinimas ir aš visur kartoju, kad mūsų istorija mums buvo nedėkinga. Ir mes gal pamiršom, kad lietuviai šiaip buvo bendruomeniški žmonės. Tiesiog mus taip pastatė į tokią situaciją, kad mes negalėjom būti bendruomeniški, nes buvo tiesiog santvarka tokia, kur tu negalėjai būti, tu turėjai būti įtarus. Tai dabar man atrodo, kad po truputį kūrėsi tos bendruomenės, mes suprantam, kad yra smagu, kad mes patys galim kažką pasitvarkyti savo kieme ir kažkaip įtakoti taip, kaip mes norim gyventi. Ar mes norim, kad prie mūsų namų darželis būtų sutvarkytas ir žolė nupjauta, ar nenorim. Ir man atrodo, savanorystė yra tas dalykas, kur tu gali tą patirti bendruomeniškumą ir kad tu esi bendruomenės, miesto dalis, kad nuo tavęs kažkas gali pasikeisti, nes jeigu tu ateini į renginį ir tave pasitinka žmogus su gera emocija, gera nuotaika, tau nenori vis tiek kažkaip pakilėjo tas. Tai man atrodo, tai yra toks, mes visi esam susiję vieni su kitais ir tas įtakoja mūsų bendrą buvimą šitam mieste, šitoj vietoj. Tai taip. Ar yra 3 būdvardžiai, kuriais galėtumėte apibūdinti vidutinį kultūristą, jūsų asociacijos narį? Entuziastingas, su šypsena ir atsakingas. Iš to, ką jūs pasakojate, kaip jūs ir po renginių dar būrėtės kartu ir einate į kitus renginius ir ekskursijas, aš manau, kad asociacijos nariai tikrai gerai pažįsta kultūrą Kaune. Paskutinis klausimas yra toks. Kur yra kultūra? Kur yra kultūra? Geras klausimas. Manau, kad kultūra prasideda ir yra kiekviename iš mūsų. Klausimas, kiek mes jos norim pamatyti ir kiek jos norim kitiem parodyti ir patirti. Ačiū.